Sveiki! Šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip bendrinti projektą su visais. Tikrai verta tai daryti, kad padėtumėte kitiems kasdieniame darbe ir įkvėptumėte visą mokytojų bendruomenę visame pasaulyje. Užbaigę rengti projektą, naudokite viršutinėme dešiniajame kampe esantį mėlyną mygtuką skelbti. Jį spustelėjus pasirodys projekto bendrinimo langas. Kairėje pateikiama projekto miniatiūra, kuri bus rodoma pagrindinėje bibliotekoje. Miniatiūra bus pritaikyta pagal informaciją, kurią pateiksite užpildydami laukus dešinėje. Pirmame lauke pasirinkite mokymosi dalyką, su kuriuo susijęs jūsų projektas. Tada įveskite jo pavadinimą, jei to dar nepadarėte. Atminkite, pavadinimas turi būti kuo trumpesnis ir lengvai randamas. Vėliau pasirinkite pamokos etapą, kuriuo jūsų ištekliaus poveikis būtų didžiausias. Šį projektą galite priskirti tiek etapų, kiek norite. Aprašymo laukelyje pateikite daugiau informacijos apie projektą. Čia galite įvesti bet kokio tipo aprašymą. Nuo turinio apžvalgos iki idėjų, kaip jį galima pritaikyti, ir pasiūlymų, kuriuo mokslo metų laikotarpiu naudoti šį išteklių. Galiausiai galite nurodyti ne tik projekto kalbą, bet ir susijusią švietimo sistemą bei rekomenduojamą mokinių amžių. Dar kartą patikrinkite, ar visa informacija teisinga ir spustelėkite skelbti. Dabar jūsų projektas bus viešas ir jį bibliotekoje galės rasti bet kuris mokytojas. Dėkoju už skirtą laiką. Grįžkite kitą kartą ir peržiūrėkite daugiau mokomųjų vaizdo įrašų, kuriuose supažindinama su įdomiomis ClassVoice funkcijomis. Iki greito pasimatymo!